Kol dar nenutirpo sniegas, kviečiu visus bėgti į lauką ir mėgautis žiemos pramogomis. Mano manymu, pati geriausia ir tinkamiausia pramoga žiemos metu yra senio besmegenio lipdymas. Tai yra nesenstanti klasika, kuri patinka visiems, tiek mažiems, tiek dideliems. Todėl kvieščiau mėgautis žiema ir būtent lipdyti sniego senius, sniego skulptūras. Tai lavina kūrybiškumą ir skatina bendradarbiauti, mokytis, gilinti tos bendradarbiavimo įgūdžius. Taip pat sniego skulptūrų ir senio besmegenio lipdymų nesibaigia žiemos pramogos. Kol dar yra sniego, kviečiu griebti roges, slides ir keliauti slidinėti nuo kalnų. Jeigu jūs neturite galimybės nuvykti į slidinėjimo trasą, tai ne bėda. Kuo puikiausiai šiai pramogai tiks vietinio parko kalnelis ar galbūt esantis kalneliai jūsų kieme. Ši pramoga tikrai suteiks daug džiaugsmo tiek mažiesiems, tiek suaugusiems. Taip pat, jeigu jūs nenorite arba galbūt negalite dėl kažkokių objektyvių priežasčių užsiimti aktyvia veikla lauke, kvieščiau jūs pasivaikščioti tiesiog po mišką, po parką, grožėtis žiemos kraštovaizdžiu, stebėti gamtą. Na, o sužvarbus žiemos pramogas būtų galima perkelti į namus. Pirmiausia, siūlyčiau užsiimti rankdarbiais, pavyzdžiui, iš popieriaus karpyti snaiges, piešti žiemos peizažus ir panašiai. Ši veikla lavina kūrybiškumą bei sutelkia šeimą bendroms veikloms. Kaip alternatyvą galėčiau pasiūlyti suorganizuoti knygų vakarą, galbūt netgi suorganizuoti ir garsinio skaitymo vakarą, kai kiekvienas iš šeimos narių skaito po tam tikrą istorijos dalį.